Sveiki, jūs klausotės kasdienės manos, su jumis esu aš, pastorius Mindaugas Pikūnas. Biblijos Jobo knyga tai nepaprastas žmogaus kančios atpasakojimas. Šioje knygoje mes stačia galva esame panardinami į žmogaus kančią ir esame kviečiami sėdėti šalia kenčiančio ir kartu su juo išgerti visą susidariusios situacijos kartumą. Spėju, kad mes nesmagiai jaučiamės šalia žmogaus, kuris, kai skauda rėkia, o kai pyksta, žodžių kišenėje neieško. Dažniausiai tas nepatogumas kyla, nes tiesiog nežinome, kaip tam žmogui padėti. Toks buvo Jobas. Jis ne tik kentė fizinės kančias, kurias nėra aišku, kaip galima būtų palengvinti, dar daugiau, jis visa gerklę šaukė, kodėl. Norėtųsi jį nutildyti, nes jo šauksmas, kodėl apnuogina mūsų pačių beviltiškas pastangas atsakyti į šį klausimą ir bandymą bet kokią kainą jį paslėpti po kaukę tariamai gero ir gražaus gyvenimo. Tačiau Jobo knyga yra neįprasta knyga, nes jau jos pradžioje yra nurodoma, kad Jobo kančių priežasties reikia ieškoti ne šiame pasaulyje. Mūsų pasaulis ir anapusybė yra glaudžiai susijusi. Jobo knygoje aprašytame pokalbyje tarp Dievo ir angelo vadinamo šėtonu, velnias bando įrodinėti, kad žmogus tiki Dievo asmeniniais sumetimais. Žmogui tikėti Dievu apsimoka. Žmogus tiki Dievu, kad galėtų susitvarkyti savo gyvenimą. Atrodo, ir pats šėtonas aistringai tiki šią teoriją. Apsižvalgykite aplinkui. Argi šėtono žodžiai neturi pagrindo? Tikėjimas Dievu mažėja turtingesnėse šalyse, lyginant su mažiau išsivysčiusiomis šalimis. Nes jei gali pasirūpinti savimi pats, jei tau gali padėti psichologas, gydytojas ar teisininkas, tai kamgi reikalingas Dievas? Žmogus plečia savo sugebėjimų ir galimybių ribas. Tokiu atveju mažiau lieka vietos arba poreikio pačiam Dievui. Ir ne vienas apie Dievą pagalvoja tik tada, kai gyvenimas apkarsta, kai išsenka mūsų jėgos ir galimybės. Žydų šventraštyje yra pranašo Danieliaus knyga, kurios 3 skyriuje yra užrašyta istorija apie Babilono karalių Nebukadnecarą, surengusi didžiulę šventę visos savo karalystės kilmingiesiems. Šios šventės tikslas buvo užtikrinti visos karalystės administracijos palankumą ir paklusnumą karaliui. Šventės metu reikėjo nusilenkti milžiniškam auksiniam stabui. Tai turėjo būti išraiška paklusnumo karaliaus administracijai. Kad šis paklusnumas ateitų lengviau, šalia stabo buvo užkurta krosnis tiems, kas išdrįs nepriklaupti prieš statulą. Tačiau buvo 3 hebrajai – Hananijas, Mišaelis ir Azarija, kurie pasirinko nesiklaupti prieš stabą. Karalius Nebukadnecaras baisiai įtūžo ir įsakė juos sudeginti. Tačiau prieš įgyvendinant nuosprendį pasmerktiesiems buvo leista pasakyti paskutinį žodį. Aš skaitau iš Danieliaus knygos 3 skyriaus 16 ir 19 eilutės. Šedrachas, Mešachas ir Abednegas, tokie buvo babilonietiški šių vaikinų vardai, atsakė karaliui: O karaliau Nebukadnecarai, šiuo atveju mums gintis prieš tave nereikia. Jei mūsų Dievas, kuriam tarnaujame, gali mus išgelbėti iš ugnimi plieskiančios krosnies ir tavo rankas, o karaliau, te išgelbsti jis mus. Bet jeigu ne, o karaliau, te būna tau žinoma, kad mes tavo dievams netarnausime ir auksinės statulos, kurią tu pastatei, negarbinsime. Ne vienas žmogus pagalvotų savo širdyje: jei Dievas išgelbės mane, tai aš būsiu jam ištikimas. Juk kam būti su kažkuo, jei jis mums negali padėti? Bet 3 draugai šioje minėtoje istorijoje pasirinko būti su Dievu, nepaisant to, kas jiems atsitiks. Aš kalbėsiu tau tylą, aš kalbėsiu mintim, tartum paukštis pakyla mano rankos aukštyn.
vėjas daužos į langą, širdį drasko kančia, laukiu vėl, kad viltis pripildytų mane. Tegul visko neteksiu, tegul viskas sugrius, bet noriu žinoti, kad dėl tavęs gyvenu. Tegul visko neteksiu, tegul viskas sugrius, bet noriu žinoti, kad dėl tavęs gyvenu. Nežinau, kaip žiūrėti, kad matyčiau tave. Nežinau, kaip ilgėtis, kad sulaukčiau tave. Bet žinau, kodėl tyla nutraukia kažkieno malda. Ir žinau, kodėl kyla žodžiai tarsi vanduo. Kasdienė mana. Labai dažnai yra cituojamos vienos biblinės eilutės, kai vyras ir moteris duoda vienas kitam santuokos įžadus. Jos skamba taip: kur tu eisi, ten aš eisiu. Kur tu būsi, ten būsiu ir aš. Tavo tauta bus mano tauta, o tavo dievas bus mano dievas. Kur mirsi tu, tenai mirsiu ir aš, ir ten būsiu palaidotas. Man nelemti viešpats tesiunčia ir dar te prideda, jeigu kas kita, o ne mirtis, mus išskirtų. Labai gražūs žodžiai. Mes tai vadiname meilę. Nesvarbu aplinkybės ir situacijos, mes tiesiog norime būti šalia to žmogaus. Tačiau ar žinote, kur šie žodžiai yra užrašyti? Ar žinote platesnį kontekstą, kuriame buvo šie žodžiai išsakyti? Buvo 3 moteris – Naomė, Rūta ir Orpa. Rūta ir Orpa buvo ištekėjusios už Naomės sūnų. Bėgo metai ir taip jau nutiko, kad Naomės vyras bei jos sūnus pasimirė. Visos 3 moteris liko našlėmis. Naomė buvo žydė, Rūta ir Orpa buvo moabitės, pagonės. Prieš daugybę metų Judos žemėje buvo badas ir Naomė su šeima nusprendė išsikelti gyventi į Moabą. Dabar, likusi našlė, Naomė nusprendė grįžti į savo namus, kuriuos prieš keletą metų paliko. Rūta ir Orpa norėjo eiti kartu. Aš skaitau iš Rūtos knygos 1 skyriaus nuo 8 iki 14 eilutės. Naomė kreipėsi į abi savo marčias. Eikite atgal,
Grįžkite namo, kiekviena į savo motinos namus. Te padaro Viešpats jums tokį pat gerumą, kokį judvi parodėte mirusiems ir man. Te padeda Viešpats kiekvienai jūsų atrasti šeimos židinį vyro namuose. Atsisveikindama, ji pabučiavo jas, o jos, balsiai raudodamos, verkė ir jai sakė: ne, su tavimi mes grįšime pas tavo tautą. Naomė atsakė: grįžkite atgal, mano dukros, kodėl turėtumėte eiti su manimi, argi aš dar turiu savo įsčiose kitų sūnų, kurie galėtų tapti jūsų vyrais. Grįžkite atgal, mano dukros, eikite savo keliu, nes aš esu per senai ištekėti. Net jei sakyčiau, turiu vilties, turėčiau vyrą šią naktį ir pagimdyčiau sūnų, argi jūs lauktumėte, kol jie užaugs, nejaugi turėtumėte pasmerkti save dėl jų ir palikti netekėjusios. Oi ne, mano dukros, mano dalia yra kartesnė negu jūsų, nes Viešpaties ranka pakilo prieš mane. Vėl jos ėmė verkti ir raudoti. Orpa, atsisveikindama, pabučiavo savo uošvę, bet Rūta liko prisirišusi prie jos. Naomė tarė: matai, tavo svainė sugrįžo pas savo tautą ir prie savo dievų. Grįžk ir tu, sek paskui savo svainę. Ir tada Rūta pasakė šiuos įsimintinus žodžius: kur tu eisi, ten eisiu ir aš. Kur būsi tu, ten būsiu ir aš. Atkreipkite dėmesį, ką kalbėjo Naomė. Ji nieko negalėjo pažadėti, nei šeimos, nei artimųjų rato, nei materialinio saugumo. Tačiau Rūta liko ištikima savo uošvieniai ir dievui, iš kurių atrodytų jokių palaimų nebus. Panašiai kaip ir Jobas, moteris neteko visų socialinių garantijų, tačiau ne dėl jų ji norėjo būti su Dievu ir su Dievo žmonėmis. Tai, apie ką kalbama Biblijos Rūtos knygoje, paliečia kažką taip giliai mūsų širdyse, apie ką mes svajojame ir dėl ko taip dažnai nusiviliame. Mes norime būti mylimi ne dėl kažko, ne ką mes galime duoti žmonėms. Tikra meilė yra tada, kai mes mylime, tapdami visiškai pažeidžiami ir nesitikėdami nieko atgal. Kai baigėsi Biblijos Rūtos knyga, Rūta sutiko turtingą vyrą, ištekėjo ir jiems gimė kūdikis. Prieš tai netrodė, kad viskas taip susitvarkys. Tačiau ji pasirinko draugiją mylimo žmogaus ir Dievą ne dėl to, kad jie sutvarkys jo gyvenimą. Tai buvo tyra, paprasta meilė, be jokio išskaičiavimo. Mes tokios meilės trokštame, tikimės, ilgimės, laukiame. Dievas tokio santykio ilgisi taip pat. Jis gali mus palaiminti ir mums padėti. Problema nėra su juo. Tai mūsų širdžių yda, nes lengvai pamilstame palaimas labiau nei palaimų davėją. O kai baigėsi paties Jobo gyvenimas? Paskutinėme Jobo knygos skyriuje yra tokios eilutės. Iš viso Jobas gyveno dar 140 metų, matė savo sūnus ir savo vaikaičius iki 4 kartos. Jobas mirė gerai įmetėjęs, sulaukęs žilos senatvės. Vėliau Dievas gausiai palaimino Jobą. Visose savo negandose Jobas parodė, kad Dievo jam reikėjo ne dėl turtų, kuriuos buvo sukaupęs. Jei esate tikintis, dabar yra geras momentas savęs paklausti, kodėl jums reikalingas Dievas. Arba dabar yra geras momentas paklausti savęs, kodėl jums Dievas yra nereikalingas. Kasdienė mana. Čia galėjo būti jūsų reklama.